Visai neblogas mersiukas, irgi E-klasė, kupė E400 do 18 metų. Juodas, rašo, kad užsiveda ir kūrėsi, pabandysim užsikurti. Bamperis vat yra nutrintas, nubraižytas. Spalio 16 bus aukcionas, draudimo kompanija parduoda. Dabartinis statymas yra $8,900. Švarus kėbulas visas. Pagrindinis mušimas vat yra į ratą. Matot, jisai stovi kreivai, tai bus gavęs ir per važiuoklę. Yra diskas nubraižytas, sparnas, bamperis. Parktronikai visur yra, galas citronas švarus, gražus. Einam pasižiūrėsim į vidų. Jo yra pagalvės šovusios sėdynės vairuotojo ir viena pusė stogo. Bet pažiūrėkit, kokį gražų rūdų saloną turi. Burmeister gerą aparatūrą. Šildomas, šaldomas sėdynės. Rekarinis salonas. Graži medžio apdaila. Šokam į vidų. Pabandom užvesti. Ja, užsiveda be problemų. 3 litrai V6. Saloniukas superinės būklės. Juodas lubos. Didelė panorama. Pažiūrėkit ant lubų aparatūrą. Galas irgi idealus. Tokiuose mašinose nelabai daug kas gali ir važinėjęs. Viskas veikia, niekas nesulaužyta. Check engine'as nedega. Žiūrėsim toliau galą. Žiūrėjom. Ką turim bagažiniai. Taip, kažkas kliūna truputėlį čia bagažiniai. Kita pusė visa švari, graži. Labai geros būklės, žinokit. Atrodo labai gerai.